Antros dienos startas, šiek tiek apsiniaukia, tai pasikeičiau akinius. Jeigu pragedrės, tai bus keletą diskomfortinių akimirkų, bet tuomet pasikeisiu akinius per jau užpilimo zoną. Bet artimiausiam turbūt 2 valandom su skaidriais akiniais viskas bus puiku. Nuotaikos geros, šiandien žadėjo didelės kopas, tai tikimės, kad pažadas bus išpildytas. Multiple interesting situation today on the stage 2. Too fast danger 2 and the bike just jumped very high and on the front. And my airbag just got inflated. Hopefully I didn't crash, but I was like this for a few minutes. Iš tikrųjų, tai visa istorija yra šios dienos, nes 60 km Achly sugedo keturratis ir aš sustojau prie jo. Ir aš tenai su juo sugaišau kokios 1,5 minutės. Jis sako, ar turi virvę? Sakau, atidariau visas daiktadėžes, ten trečią pasirodo neturiu. Sakau, viso, davai aš važiuoju. Ir tik pradėjau važiuoti ir žiūriu, atvažiuoja Moj, tai yra konkurentas iš Lenkijos. Tai nuo tos akimirkos rankinėlė buvo atsukta tikrai maksimum. Vieną klaidą labai grubę padariau, tai džiaugiuosi, kad viskas pavyko sėkmingai. Pradėjau žiūrinėti per petį, ar jo nėra, ir nuo kopos nušokau, tai nuskridau labai toli. Yeah, very small issue with the gearbox, but I did in the end finish the stage. I secured the 3rd place for the quads today, so I ride it slow, safe, but I reached the finish and I secured 3rd place, so I think the job is done, even though I lost sometimes. Pirma vieta, 18 sekundžių skirtumas, wow, super, aišku, labai gaila Achly šiandien, bet sportas yra ne tik apie greitį, bet ir apie patikimumą.